Labas vakaras, mielos ponios, garbus ponai. Man be galo malonu pasveikinti Jūs Nacionalinėje muziejuje Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valdovų rūmuose, kur pradedame 17 diskusiją iš ciklo Varšuvos Vilniaus kolokviumai. Ir sveikinimo žodį kviečiu tarti generalinį direktorių Vydą Dolinską. Garbus dyskusijos dalywiej, szanowni gości z Polski i Francji, szanowny panie ambasadorze, szanowny panie dyrektorze, drogi profesorze Janie Ostrowski, Malicki. Dla mnie jak Jan to Ostrowski. Dziękuję. Labai malonu tikrai visus pasveikinti čia susirinkusius į Valdovų rūmų muziejaus renginių salę. Muziejus tikrai labai džiaugiasi, kad gali tapti pastogę Varšuvos Vilniaus kolokviumams jau nebe pirmus metus. Tai tikrai didelė garbė ir džiaugsmas mūsų muziejui. Ir mes savo veikloje, ir ekspozicijose, ir įvairiuose projektuose apmastome Vidurio Europos regioną kaip tam tikrą bendrystę, kultūrinę, istorinę. Tame tarpe ir kalbame apie įvairias šio regiono aktualijas. Taigi tikrai ir šitą diskusiją, taip sakant, tikrai atrado savo, manau, namus. Labai nuoširdžiai norėčiau padėkoti Varšuvos Vilniaus kolokviumo organizatoriams. Tai pirmiausiai Varšuvos universiteto Rytų Europos studijų centrui ir aišku to centro Spiritus Movens profesoriui Jan Malicki, taip pat Lenkijos Respublikos ambasadai Lietuvoje, ponui ambasadoriui, Lenkijos institutui Vilniuje ir direktoriui už bendradarbiavimą ir šioje programoje ir daugelį kitų mūsų bendrų iniciatyvų, kurios skatina supratimą, bendrystės jausmo stiprinimą. Na, ypatingai džiugu, kad šiandieninė diskusija yra susijusi ir su žymios Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės didikų giminės, kunigaikščių Giedraičių giminės atstovų Ježa Giedroic, ar ne? Ir džiugu dar ir tai priminti, kad prieš porą mėnesių, jau šiek tiek daugiau, lengva prisiminti, maždaug prieš 100 dienų, nes kaip tik tą dieną buvo išrinktas popiežius Leonas XIV. Šituose rūmuose, tik kitoje salėje vyko renginys skirtas kitam kunigaikščiui Giedraičiui, palaimintajam Mykolui Giedraičiui. Taigi džiugu ir dėl to, kad Lietuvos didžioji kunigaikštystė ir tokiu būdu yra prisimenama. Taigi, kadangi labai garbus yra diskusijos prelegentai, jų yra nemažai, tai tikrai nenorėčiau užimti laiko, tikrai labai džiaugiuosi, sveikinu, linkiu gilios, prasmingos ir daug visiems čia gausiai susirinkusiems klausytojams žadančios diskusijos. Ačiū labai. Dėkojame Valdovų rūmų muziejaus generaliniam direktoriui ir sveikinimo žodį kviečiame tarti Lenkijos Respublikos laikinai reikalų patikėtinį pana Grzegorz Poznański. Panie ambasadorze, zapraszamy do zabrania głosu. Dobry wieczór. Labas vakaras. Malonu vėl lankytis Valdovų rūmų muziejuje. Atrodo, lankausi čia kas antrą savaitę, dalyvauju įvairių parodų atidarėme, taip pat dalyvauju įvairiuose renginiuose. Juolab man malonu šiandien susitikti su jumis ir išklausyti diskusiją skirta Ježo Giedroičio palikimui. Noriu labai padėkoti profesoriui Malickiui, kuris inicijavo šias diskusijas ir jas plėtoja. Aš galiu pasakyti, kad tai jau antra diena tokio Varšuvos Vilniaus bendravimo, tokio savotiško kolokviumo. Tai yra, turiu omeny vakar įvykusią Lenkijos prezidento vizitą Vilniuje. Mes vakar kalbėjome be kita ko apie
tuos klausimus, tuos dalykus, kuriuos jūs aptarinėsite šiandien. Tai yra, vakar kalbėjomės apie NATO rytų flangą, apie Europos Sąjungą. Taigi yra gera grįžti mintimis prie mūsų šaknų, prie idėjų, kurias puoselėjo Jerzy Giedroyć, kuris kalbėjo apie galimybės palaikyti gerus santykius tarp Lenkų ir Lietuvių. Taip pat teikia įvairius pasiūlymus, kaip reikėtų spręsti problemas, nesusipratimus, kai kurie sako taip, kad jeigu manote, kad šeimoje galima gyventi be jokių pykčių, problemų, tai vadinasi, jūs tiesiog nežinote, kas yra gyvenimas. Taip yra ir tarp tautų. Iš tikrųjų yra klausimų, apie kuriuos verta pasikalbėti, kuriuos verta aptarti. Ir iš tikrųjų šios diskusijos pagrindas tai yra Jerzy Giedroyčio palikimas. Linkiu jums įdomaus vakaro, įdomios diskusijos. Dėkojame ponui ambasadoriui ir į sceną kviečiame sveikinimo žodį tarti trečią šio vakaro bendrą organizatorių, pagrindinę varomąją jėgą visų šių susitikimų, profesorių Jan Malicki. Panie profesorze, zapraszamy do zabrania głosu. Labas vakaras. Mano vaidmuo šiuo momentu yra nedidelis. Aš noriu pasakyti, kad Rytų Europos centras ir Vilniaus atstovybė vėl grįžta prie tokio aktyvaus veiklos periodo ir mums tai pavyko dėka taip pat labai draugiškų asmenų, kurie padeda mums organizuoti šios renginius. Taip pat šiuo metu šiandien mūsų salėje nėra vieno asmens, kuris žadėjo būti. Tai turiu omenyje Andžejų Pukštą, kuris tiesiog negalėjo atvykti šiandien dėl asmeninių priežasčių. Ir mūsų ta idėja buvo tokia, kad šiandieninį diskusiją turėtų moderuoti du asmenys. Tai yra tas, vaizdžiai tariant, senasis delegatas Andžejus Pukšto ir naujoji delegatė, atstovybės vadovė, galima sakyti, tai yra Barbara Stankevič. Ir būtent jis buvo toks atstovybės koordinatorius. Noriu jam labai padėkoti už jo darbą. Iš tikrųjų, ta veikla buvo išskirtinė. Ir noriu pasveikinti ir palinkėti sėkmingos veiklos Barbarai Stankevič, kuri tapo naująją koordinatorę. Linkiu tiek jums, tiek pačiam savo, linkiu sėkmės, noriu, kad tikrai, kad jai viskas pavyktų. Dėkoju. Taigi oficialūs sveikinimai baigti, pereiname prie diskusijos ir kviečiu savo kolegę daktarę Barbarą Stankevič, kuri jau profesorius pristatė, yra Europos studijų centro Vilniaus atstovybės koordinatorė ir jai perduodu sceną ir mikrofonus ir toliau vadovaus visam šitam vakarui. Labas vakaras, ačiū labai už sveikinimus ir gerbiami ponai ir ponios, kviečiu mūsų šios diskusijos prelegentus. Anna Berhard su mumis šiandien nedalyvaus gyvai, bet mes turėsime jos pasisakymą nuotoliniu būdu. Ir šios diskusijos mūsų svečias yra Europos solidarumo centro Gdanske vadovas iš Lenkijos, Basil Kerski. Zapraszam.
Diskusijai taip pat kviečiame profesorių Janą Malickį, Varšuvos universiteto Rytų Europos centro vadovą. Kviečiu savo mokytoją, profesorių Alfredą Bumblauską iš Vilniaus universiteto. Ir kitą savo mokytoją, profesorių daktarą Alvydą Nikžentaitį, užimti vietą. Pirmą klausimą turbūt skirsime mūsų svečiui, ponui Kerskiui. Ir norėčiau vis dėlto ir pradėti nuo mūsų temos diskusijos, ar šiandien karo su Ukraina kontekste mes vis dar turime vidurio rytų Europos viziją ar rytų Europos viziją. Ir vakar Lietuvoje, Vilniuje svečiavosi Lenkijos Respublikos naujai išrinktasis prezidentas po apsilankimo Jungtinėse Amerikos valstijose, Vatikane ir simboliškai trečias pasirinkimas buvo Vilnius, tai turbūt kai ką sako, taip pat ir šitos koncepcijos kontekste. Šiandien jisai lankosi Skandinavijai. Ar gali būti, kad Giedroico koncepcija, kuri formavosi remiantis ULB koncepcija, kad Lenkijos saugumas negalimas be nepriklausomos Ukrainos, Lietuvos ir Baltarusijos, šiandien truputį keičiasi ir tas kaimynų koncepcija keičia sąjungininkų koncepciją. Kaip jūs atkoduojate būtent ir tą vizitą, tą pasirinkimą ir kaip keičiasi apskritai vidurio rytų Europos, pati Europos tą koncepciją Lenkų politiniai mintijo, kadangi jūs atstovaujate ir Europos solidarumo centrą, tai ir turbūt atminti, istoriniai atminti, reprezentavime. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór Państwu. Labas vakaras. Pirmiausia, noriu labai nuoširdžiai padėkoti už pakvietimą atvykti į Vilnių šią diskusiją. Man tai labai svarbu dėl dviejų priežasčių. Aš atstovauju Lenkijos viešąją instituciją, Europos solidarumo centras. Tai yra institucija, kurią finansuoja Lenkijos mokesčių mokėtojai. Mes negauname lėšų iš Europos Sąjungos. Tai Gdańsko meras Pavel Adamovič pasiūlė įsteigti tokį centrą. Mero šeima buvo kilusi iš Vilniaus krašto ir jam ta koncepcija buvo artima. Taigi Europos solidarumo centras pasakojo ne tik apie Lenkijos solidarumo jo istoriją, bet mes savo parodoje pasakojame apie Europą, apie šį Europos regioną, pasakojame apie Lietuvos kovą už nepriklausomybę, apie pagrindinius tos kovos dalyvius. Taigi sakyčiau, kad mano dalyvavimas šioje diskusijoje yra natūralus. Bet to mes kartu su profesoriumi Malickiu, su ponu Nikžentaičiu, iš tikrųjų labai aktyviai dalyvavome populiarinant šią idėją Giedroičio. Ir jau ne vienerius metus dalyvaujame ir rengiame panašaus pobūdžio diskusijas. Aš manau, kad Giedroičis būtų laimingas stebėdamas šios reiškinius. Mano karta nelabai suprato, kodėl Giedroič nenorėjo priimti Lenkijos valstybės apdovanojimų, nors Lenkijos
visuomenė buvo pasipiktinusi. Tuo tarpu, kai atvyko į Lietuvą ir priėmė Lietuvos garbės pilietybę. Ir iš tikrųjų didžiavosi tą pilietybę pats Giedroičis. Kodėl apie tai kalbu? Tiesiog noriu pabrėžti, kad tie ryšiai tarp mūsų yra natūralūs. Ir Europos solidarumo centras faktiškai tai yra Giedroičio testamento įgyvendinimas. Nenorėdamas labai užtęsti šio savo pasisakymo, tai kartais atrodo, kad mes Lenkijoje ir užsienyje daug kalbame apie Giedroičį, bet iš tikrųjų, kodėl tai darome? Todėl, kad galime, remiantis jo idėjomis, kalbėti apie šiuolaikinį pasaulį, apie mūsų dienas. Jis Giedroič pasisakė už Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos nepriklausomybę, rėmė jų siekimą. Ir kita vertus, jis pakankamai kritiškai vertino tos Lenkijos santykius su savo rytų kaimynais. Jis kvietė mus Lenkus kritiškai pažvelgti į savo santykius su rytų kaimynais. Ir žinoma, mes turime vadovauti savo perspektyvą. Kita vertus, turime atsižvelgti ir kitos pusės interesus ir perspektyvas. Labai įdomu tai, kad Giedroičis, kuris gimė 1906 metais, jis 4 dešimtmetyje ėjo aukštas pareigas Lenkijos institucijoje, buvo aukšto lygio kariškis. Ir po Antrojo pasaulinio karo jis kritikavo ne tik komunistinę Lenkiją, bet ir kritikavo Lenkijos Antrosios Respublikos politiką, ypač tautinių mažumų atžvilgių. O LB koncepcija tai dalis tokio platesnio mąstymo, kuris buvo susijęs su santykiu su Rusijos imperializmu. 1951-52 metais Paryžiaus kultūroje yra paskelbiamas labai svarbus tekstas, vadinamasis demokratijos manifestas. Tai buvo redakcijos dokumentas ir tą tekstą parašė Marija Bochenski, dominikonas. Labai kviečiu susipažinti su šiuo tekstu internete, lenkų kalba jį galima rasti. Ir jame tiesiog pasakojama, kaip anos kartos žmonės analizuoja savo praeitį, savo dalyvavimą Antrajame pasauliniam kare ir kalbama apie sovietinę valdžią, sovietinį imperializmą ir pabrėžiame, kad reikia susitaikyti su visais kaimynais, įskaitant vokiečius. Ir be abejo, ULB turėjo ir tą vokiškąją pusę. Negali būti tokių neutralių vokiečių, apie ką kalbėjo Stalinas, kad tiesiog žaisti savo žaidimus. Bochenskis kalbėjo apie europiečius iš Lenkijos kantono. Bochenskis gyveno Šveicarijoje ir tiesiog pagal Šveicarijos pavyzdį pavartojo savoką kantonas. Tai yra Giedroičis pabrėžė, kad mūsų regionas, mūsų santykiai regione, tai turi būti susijęs su tokiu mentaliniu solidarumu ir su santykiais tarp šiame regione gyvenančių tautų. Man atrodo, kad šiandien ši koncepcija, kalbu apie ULB koncepciją, ypač atsižvelgiant į agresyvų Rusijos imperializmą, kurį stebime. Tai yra, kai mes matome, kaip gina savo nepriklausomybę Ukrainą. Taigi tiesiog ši koncepcija yra labai aktuali, itin aktuali kiekvienam, ypač jaunam žmogui. Kiekvienas jaunas žmogus, kuris susipažins su šia koncepcija, tai tikrai ras daug tokių inspiracijų.
kai mes kalbame apie mūsų dialogą su kaimynais, turiuomenį šiandieninę Lenkiją, tai man atrodo, kad mes mėgstame pabrėžti tai, kas mums naudinga, o apeiti klausimus, kurie kelia mums problemų. Mes iš tikrųjų labai daug dėmesio skiriame dvišaliams santykiams, tokiems regionalizmams, neatsiveriame tokiai platesniai koncepcijai. O kalbant apie Lenkiją ir Lietuvą, tai mes vis dėlto priklausome pasauliniams sistemams, tai yra NATO, Europos Sąjungai. Ir dėl to ta ULB vizija neišsemia visų aspektų. Ir prezidento vizitas irgi turi reikšmės įtakos, tai kaip mes matome Lietuvą, kaip mes vertiname Baltijos šalis. Ir atrodo, kad Lenkijoje mes matome tą santykių su Lietuva, su Baltijos šalimis svarbą. Deja, bet tie tyrimai, kurie atlikti buvo Pamaryje, mano Pamaryje, tai toks iš tikrųjų regionas labai susijęs su vidurio rytų Europa. Ir tik paaiškėjo, kad tik 2022 metais prasidėjus atvirai plataus masto Rusijos agresijai prieš Ukrainą sukėlė didesnį susidomėjimą rytų vidurio Europą. Taigi koncepcija ULB iš tikrųjų yra nepriklausomos Lenkijos pamatas. Tai iš tikrųjų koncepcija leidžianti mums apgalvoti tokios gynybos nuo rusiškojo imperializmo sąlygas ir priemonės. Taigi, šiandien mes su profesoriumi Malickiu kalbėjome, kad reikia iš naujo grįžti prie ULB idėjos ir vėl naujais aspektais ją aptarti. Taigi, tikrai reikia padaryti išmintingas išvadas po antrojo pasaulinio karo, susijusias su antruoju pasauliniu karu, kuomet tikrai buvo iš esmės perlaužtas Lenkijos kultūros stuburas. Ir ta Giedroičio aplinka, ir pats Giedroičius, tiesiog stojo su atvira galva prieš tuos iššūkius, kurie kilo. Norėčiau paminėti Józefą Čapskį, kuris skatino susitaikymą tiek su vakarais, tiek su rytais. Jis kalbėjo puikiai taip pat ir rusiškai. Ježis Stempavskis irgi naujų santykių su Ukraina toks kūrėjas. Taip pat skatino palaikyti santykius su Vokietija. Taigi mes turime kovoti už tą laisvą žodį ir kalbėti apie žmogaus orumą laisvai be suvaržymų. Ir linkėčiau taip pat visą tai vertinti, atsižvelgiant į iššūkius, su kuriais susiduria šiuolaikinė Europa, kai vėl reikia ginti žmogaus orumą. Toks buvo geras pasisakymas, kad ponas Kerskis sugriovė visą mano pasiruošimą ir dabar reiks šiek tiek džiazuoti. Tai kitą klausimą aš norėčiau pateikti profesoriui Nikžentaičiui. Kadangi pernai jūsų pastangomis, jūsų iniciatyva buvo išleistas kultūros numeris, lietuviškas numeris. Giedroicas sakė, kad po jo mirties nepasirodys jau joks numeris, bet pavyko išleisti lietuvišką numerį, dvikalbį, kurį jūs taip pat galėtumėt įsigyti po renginio. Bet maža to, visai neseniai netoli Milošo laiptų atidarytas skveras, takas, skirtas Ježai Giedroicui, čia Vilniuje. Irgi žinau, kad daug pastangų įdėjot, kad tai atsirastų. Aš noriu jūsų klausti,
Pernai metais irgi daug politikų ir švenčiant Lenkijos, Lietuvos sutarties metinės, daug kas pasisakė iš Lietuvos politikų, kad mes esame tikrai strateginiai partneriai ir esam Giedroico mokiniai. Tačiau bendruomeniai ir Lenkų bendruomeniai ir visuomeniai irgi girdime ir tam tikros kritikos, kad sutarties ne visi punktai yra įgyvendinami, kad vis dėlto kodėl Lietuva pasirinko ne Lenkijos karius Šalčininkuose, kuriems lengviau būtų bendrauti ten su bendruomenė, nes jinai yra lenkakalbė, bet Vokietijos. Ar jeigu mes kalbam, kad Lenkai turėjo Giedroicą, kuris sugebėjo jos pakritikuoti, kodėl Lietuvai Giedroicas yra svarbus ir ką mes vis dėlto neįsisavinam iš Giedroicą ir kuriuose vietose mes save irgi turėtumėm revizuoti, kokius dalykus peržiūrėti, kad vis dėlto pamatytumėm tą regioną, investuotumėm tą regioną ir kad tas regionas skambėtų ir turėtų svaresnį balsą vakarų Europoje, ypatingai krizės akivaizdoje. Ačiū labai už klausimą ir aš iš karto noriu irgi pasakyti, kad mano kolega, kurį aš labai myliu, Bazil Kerski, sugriovė ir mano visus šitą planus, nes šiaip mane tiesiog siutindavo Lenkijoje dažnai girdimos kalbos, kad reikia iš naujo skaityti šitą Ježą Giedroic, reikia, kad Giedroic yra kultūrinio paveldo dalykas, kurio aktualumas šiai dienai yra labai abejotinas. Norėjau šitą poziciją ginti, bet po Bazil Kerski pasisakymo man atrodytų, kad aš belsiuosi į atviras duris, nes čia mes iš tikrųjų esam vienminčiai. Barbara prisiminė išleistą praeitais metais Paryžiaus kultūros numerį ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien šalia manęs sėdi Jan Malicki. Būtent Jan Malicki ir yra šito sumanymo krikštatėvis, bet jis apie tai galbūt net ir nelabai žino. Nes su Anna Bernhardt yra apie tai, kad yra medžiaga tokiam, buvo parengta medžiaga tokiam numeriui. Aš sužinojau per pandemiją vieno organizuoto tos konferencijos metu, kurį organizavo Jan Malicki, ir tada mes susipažinom su Anna Bernhardt. Tai buvo 21 metai. Anna Bernhardt gana greitai atsiuntė visą medžiagą, kurią ji turėjo. Ir dabar, kai jau šitas numeris yra pasirodęs, aš galiu pasakyti, kad mano pirma reakcija buvo tokia, tekstai šitą yra įdomus, bet ką su jais daryti? Jie šiai dienai lietuvių publikai skamba ne visiškai aktualiai. Ir kol aš svarsčiau, ką su tais tekstais daryti, prasidėjo Rusijos agresija prieš Ukrainą. Ir man tada buvo staiga visiškai aišku, kad Ježa Giedroic idėjos yra tikrai ne kažkokia praeitis, o tai yra šiaip mūsų santykių ateitis, kurią reikia labai stipriai plėtoti. Jūs čia klausėte apie regioninės tam tikras vizijas, kokios yra regiono vizijas. Mes žinom, kad neseniai buvo pradėta plėtoti, mano galva, ne visai vykusi tokia regioninė
koncepcija 3 jūrų. 3 jūrų koncepcija, į kurią įeina ir tokios šalys kaip Vengrija. Ir bent jau šitai koncepcijai šiaip jau besivystant ir formuojantis, buvo labai aišku, kad šitos vizijos pagrindas yra geografija, bet ne bendros vertybės. ULB koncepcija, kuri yra labai svarbi visam regionui, kaip tik pagrindinį akcentą ir deda į tas bendras vertybės. Ir jie remiasi 2 kitom, šiaip jau kultūriniai tradicijoje, ypač Lenkijos įsišaknijusiom tradicijom. Tai Jogailaičių idėja ir Pilsudskio Intermarium idėja, ją labai stipriai modernizuodami ir, sakykime, suteikdama šitai koncepcijai žmogišką veidą, tai visų pirma, numatydama, kad šitoj koncepcijai reikia ne tik tai tam tikrų politinių sprendimų, bet reikia ir mentalinių pokyčių, peržiūrint visų pirma mūsų istorinius, sakykime, vertinimus. Ir šitą dalyką, nors jis kritikuoja tiesiogiai Lenkų puikią Jogailaičių idėją tekste apie ULB, bet lygiai tą patį aš galiu pasakyti ir apie lietuvius, ukrainiečius ir visus kitus ir taip toliau ir panašiai. Iš tikrųjų, tai yra labai svarbus akcentas, kuris su tuo tam tikrų humanistinių turinių. Dabar grįžtam prie 94 metų. Šiaip seniausias polonofilas tai yra profesorius Bumblauskas, kuris beje pirmasis ir atrado Ježą Giedroic ir pirmasis be Juozo Tumelio, kurio nelabai visi klausėsi, pradėjo apie ją labai daug kalbėti. Ir tame tarpe profesoriui Bumblauskui aš irgi esu dėkingas, kad man tokiam jaunuoliui nuo Jurbarko irgi atsivėrė akys ir aš pamačiau, ką tai reiškia Ježa Giedroic. Bet aš noriu atskleisti ir tiesiog vėlgi per savo konkretų atsiminimų pavyzdį, ką Ježa Giedroic reiškia lietuvių ir lenkų santykių. Žinom, buvo pasirašytas traktatas, politinis toks aktas, bet tai buvo žiūrima iš politikų pusės, bent dalies lietuvų politikų pusė, kaip tam tikras formalus dalykas ir per daug nebuvo linkstama kreipdėmesio į Lietuvos Lenkų problemas, kurias reikėjo iš tikrųjų realiai spręsti. Visi bandymai iš mūsų pusės kalbėti su Lietuvos politikais, kad reikia ginti, reikia kažkaip su Lenkų mažuma gražiai surast modus vivendi, būdavo kaip vanduo nuo žąsies, jis nieko neveikdavo. Kol galų gale mes nepradėjom kalbėti apie Ježą Giedroic. Ir Ježa Giedroic tapo tam tikrų raktų, sprendžiant tame tarpe Lietuvos Lenkų problemas, bet visų pirma, tai buvo labai svarbus raktas į Lietuvos ir Lenkijos strateginę partnerystę. Ir šiandien aš, pavyzdžiui, labai džiaugiuosi, kad ES gynybos komisaro yra tas politikas, kurią mes smegenys išplovėm. Ir išplovę tas smegenys įdėjom Ježą Giedroic. Tai Andrius Kubilius, mano galva, iš Lietuvos politikų yra nuosekliausias Ježą Giedroic idėjų šalininkas. Ir štai joms ir dvišaliai tokie santykiai. Ježa Giedroic yra svarbus ne tik tai regionui, bet lygiai taip pat svarbus mums dabar ir aktualija jo būtent šiuo metu išryškėja. Iš ULB koncepcijos tikėtina, kad dėl Ukrainos mes vienaip ar kitaip sutarėm. Bet ryšių su Baltarusija tiesioginių nelabai galim turėti. Šiandien netgi Lenkijos premjeras paskelbė, kad laikinai uždaroma yra siena
su Baltarusija. Ir aš norėčiau truputį nukreipti mūsų diskusiją ir Giedroico OLB koncepciją ir pakalbėti apie Baltarusijos vaidmenį vidurio rytų Europoje. Ar mes uždarom ją ir kokį vaidmenį mes suteikiam Baltarusijos opozicijai ir kokios koncepcijos gali būti naudojamos Baltarusių opozicijos. Mes visai neseniai su profesoriumi Bumblausku baigėm filmuoti ciklą apie Vilniją. Regioną, kuris mums, Lietuvos Lenkams, yra mūsų tapatybės dalis. Bet jeigu mes žiūrėtumėm ar kultūrinius kažkokius tai tekstus, tai jinai funkcionuoja tik lenkakalbiai literatūrai, kaip etnografinis regionas žemėlapyje mes jos irgi nematome ir mes norėjome pabandyti sugriauti tam tikrus mitus. Mitus, kurie egzistuoja apie Vilniją ir Lenkų pusėje, ir Lietuvos pusėje, nes Lietuvos pusė žvelgia į Vilniją iš esmės iš 20 amžiaus tarpukario perspektyvos, kas irgi sukuria nelabai teisingą jos atvaizdavimą. Ir pačioj pabaigoje šitų laidų, profesoriau, jūs pasakėt vieną idėją, kurios mes su jumis neaptarėm, bet dar galiu pasakyti, kad ruoždamasi pati šitai laidai atradau tokią Pilsudskio mintį. Giedroicas grįždavo laiks nuo laiko prie Pilsudskio, sakydamas, kad jisai buvo federalistas, bet aišku, ta geopolitinė realybė jau reikalavo iš Giedroico truputį kitokios taktikos. Ir Pilsudskis yra pasakęs, kad Vilnius yra raktas ne į Lietuvos ir Lenkų santykius, bet raktas į Lietuvos ir Baltarusių santykius. Ir jūs, profesorius, pasakėt tokią mintį, kad jums po šitos mūsų laidos paaiškėjo, kad Vilniuje tai nėra tai, ką braižė Pilsudskis ir Dmovskis, ir net ne tai, apie ką kalbėjo Giedroicas. Ką jūs turėjot omeny? Ar gali būti, kad Vilniuje gali būti ta koncepcija, kuri leistų mum nebijoti revanšistinio litvinizmo ir dar labiau remti Baltarusio opoziciją? Ar apskritai istoriografijoje nereikėtų kažkokio tai permąstymo šitą kryptim? Baltarusio atradimo, tokių netgi regionalizmų, kaip Kerskis pasakė, kad mes lygtai gal ir fragmentuojam tam tikrus dalykus, nematom visumos, bet gal kaip tik tie tokie tapatybiniai regioniniai dalykai gali sujungti iš mažų dalykų mūsų vieną bendrą visumą. Į LDK paveldą, abiejų tautų respublikos paveldą. Labai sunkus klausimas. Tiesa, kad bijau, ką nors griežtai atsakyti. Man visų pirma labai yra įtartina mūsų istoriografijos būklė visam regione, ULB. Daugam reikia rašyti prastus pažymius. Baltarusių istoriografiją reikia rašyti 2. Nikžentaičių draugų Kraucevičiui visų pirma. Jis vėl pradėjo šnekėti apie Lietuvos valstybę Naugarduko kilmės. Lietuviai įsikibė į Šapoką po šiai dienai su didžiausiais aplombais. O juk Šapoka yra ne kas kitas, o trumno, któro panuje nad Litwą, kaip Giedroicas kažkada pasakė apie Dmovskį ir Pilsudskį. 2 trumny panują nadal nad Polską. Aš kažkada pasakiau, girdint Adamui Michnikui, kad jesteście Polacy bogaci na trumnach. Macie 2, a mes tylko 1. Tai buvo juokas, žart, bet teisybės yra šitame.
kai mes tik įsikimbam į tuos nacionalizmų epochos didžiuosius demonus, tai mes tada nebemastom. Ir Ježio Giedroico palikimas tuo ir buvo įspūdingas, kad jis kaip ir real politiko, jis įvertino, kad tos sienos, kurios yra Sovietų sąjungoje, kurios yra klaikios sienos, debiliškos, idiotiškos, kaip be norim pavadinti. Kam be pasakys, kad nuo Druskininkų iki Visagino yra 240 km. Oficiali Lietuvos Baltarusijos siena yra 678. 240, 240 ir 678. Kas čia vyksta dabar? Su kuo šnekėtis dabar reikia? Ko gailėtis? Lietuvos pasieniečių visų pirma reikia gailėtis. Nes jie saugo šitą Dieveniškio apendiksą, neaišku, kaip ten ką daryti. Ir Giedroicas šito nesvarstė kreipinimi. Jam nerūpėjo tokios sienos. Jam rūpėjo, kad tik tai nesimuštume. Bet dabar mušamės. Beveik. Šitie nelegalūs migrantai, per kur eina? Per ten eina. Gal dar ačiū Dievui prie šaudimosi neprieita, bet vyksta konfliktai, kuriuos Europos Sąjunga kažkaip keistai žiūri, kad gal čia žmogaus teisės pažeidžiamos, to visai nebesuprantu. Žodžiu, vienaip ar kitaip mums reikia pasakyti, kad, o ką daro dabar istorikai? Konfliktus nuiminėja ar ugdo? Tai aš vis laik galvojau, reikia pabandyti padaryti iš Lietuvos etnografams, parašyti 2. Dėl to, kad nėra Vilnijos. Negali būti etnografinis regionas pagal 19 amžiaus baudžiauninkų materialinę kultūrą. 19. Taip oficialiai sakoma yra. Tai muziejus jau baudžiauninkų tos realijų nebėra. Kodėl dabar ta etnografija? Paklauskite jūs Vilniuje, 10 km aplink Vilnių, ar jūs esate dzūkai? Pabandykit, kas bandėte. Neišeis nieko pasakyti, turbūt. Nes nesusišnekėsit visų pirma. Mūsų Kaspo vyrai, kurie turi štabą Šalčininkuose, puikiai žino, kad bobutės reikės vandens ir duonos prašyti nedzūkiškai. Kažkodėl etnografai, istorikai, politikai vėluoja su šitą supratimu. Kodėl taip yra? Tai vadinasi, man labai sunku atsakyti į klausimą, kas dabar daryti, ko Giedroicas nepamatė. Jis nepamatė šitų dalykų ir turbūt jam nereikėjo matyti. Jis vieną dalyką žinojo, kad kreipinėmės egzilinio vyriausybės paskelbta 1990 metų gegužės berods 10 Londone sprendimas, kad legitimi Lenkijos siena rytuose yra Rygos sutarties siena, taigi kerta visiems per. Anuliuoja bet kokį kovo 11-osios prasme. Vilnius yra Lenkų. Kažkokiu būdu lietuviai nesureagavo su šito. Kad Giedroicas tas kaip tik pasakė ramiai. Jis buvo vis laiko opozicijoje egziliniai vyriausybei. Tai dėl to Timothy Snyderis, kuris čia vienintelis, rašau 10 turbūt, kuris matė, kad Giedroicas yra tas asmenybė, kaip vakaruose kaip Čerčilis, taip rytų Europoje gelbsti situaciją Ježio Giedroico palikimas. Kokiu būdu yra? Kad nėra revanšistinės politikos. Visų pirma, Lenkijos. Kad Lenkija neturi revanšizmo. Ir tarp kitko šitas palikimas dabar gerai neblogai jaučiasi. Aš po šiai dienai stebiuosi, kaip neišlenda Ukrainos Lietuvos, šitos Ukrainos Lenkijos. Kad ir Volynės didžioji tragedija. Neišleida kažkaip. Kas čia dabar taip garbingai tokią Lenkijos poziciją padaro? Tai aš taip sakau, duriu pirštai. Timothy Snyderis pritartų, Giedroicas. Timothy Snyderį galima cituoti, kad jis nemato tokio įtakingesnio žmogaus rytų Europoje, kaip Ježis Giedroicas. Tuo tarpu mes su ekspedicija vykstam per Szeged-Fehérvárą. Yra tokia Vengrijos, išmokau keiksmažodžių, skamba man tas pavadinimas, istorinė Vengrų sostinė.
Székesfehérvárą ir matau ką, Hungarija restitutą vaikai. Didžioji Vengrija, pagal Trianono sutartį kažkada buvusi ir nukarpyta. Van ko stovi Orbanas, van ko stovi vengrų nacionalizmas, antirevanšizmo. Tai vieną pliusą mes pasidėkime. Aš Lenkų kongrese kažkada Krokovui klausiau visų Lenkų mūsų, su kuriais garbingai polemizuojam, mūsų didieji autoritetai yra. Bardacho palikimo visi, arba Henriko Visnerio, taip toliau. Kas jūs tokie esate? Dmauskininkai ir Pilsudskininkai? Ne, mes visi Giedraitininkai. Tai va, šitas daiktas mums duoda viltį, kad Lenkų istoriografijai pažymį galim parašyti didesnį. Gal net aukštesnį ir visai aukštą pažymį. Bet vis tiek jie turi mums padėti po perkūnais. Jie vis tiek įsivaizduoja, kad Vilniuje yra Lenkai, tie užmiršti Lenkijos Lenkai. Nu ne taip, mėlyje yra. Viso slėnio jie nesupranta Lenkijoje. Nes Česlovas Milošas rašo Lietuvos Lenkų kalbą, kur yra kitokia. Kaip ir Adamas Mickevičius turbūt. Ir taip toliau, čia galim daug kur. Tai va, kas man Vilniuje buvo atradimas. Apie tai Giedricas nemastė. Jam tai nerūpėjo, jam rūpėjo, kad tik nesimuštume prie sienų, kad nebūtų revanšizmo. Bet Vilnijos problemos pas jį nėra, grubiai sakant. Ir va, tai tik rodo, kad mums reikia naujų Giedroico idėjų. Tokio kaip Miroševskio, reikia naujų stumtelėjimų. Jų situacija tai pasikeitė. Rusijoje tai demokratijos niks nebelaukia. Giedricas tai nešė per ULB demokratiją Rusiją. Rusija sako, fuck you. Kam jūs reikalingi su savo demokratijom? Ar ne taip? O kas tada, ant ko stovi Giedricas pasaulis vakaruose? Ant New Yorko laisvės statulos. Bžezinskis ką sako? Milošogi ir Giedricogi mokykla visa. Kad Rusija be Ukrainos imperija, tai be Ukrainos ne imperija, o su Ukraina imperija. Taigi Putinas irgi tą skaito. Vadinasi, mums iš naujo reikia galvoti, kas vyksta, kad Amerikoje pasikeitė situacija. Ar be gelbės Maison Lafitte, Paryžiaus štabas. Kur naujas Giedrico štabas vakaruose? Kur nauji postumiai? Aš kažkodėl galvočiau, kad Giedricas jokių būdų nepaseno, bet tie du taškai nauji Maskva, Niujorkas, o ir Vilniuje sako, naujai turim postumį ieškoti Giedrico. Aš vis klausinėjau ir istorikų, ir Lenkų kolegų, tai kur dabar sprendžiasi intelektualiai vidurio rytų Europos klausimai. Tai čia klausimas turbūt mums visiems ir diskusijai. O dabar aš norėčiau kreiptis į profesorių Malickį, nes paprašė, kad aš palikčiau jo pasisakymą pačioj pabaigoj. Ir užduosiu gal truputį kitokią kryptim. Ar šiandien įmanoma yra vidurio rytų Europos vizija be Jungtinių Amerikos valstijų? Nie jest. Nėra įmanoma. Ir iš esmės to ir užtektų mano atsakymui. Aš turbūt suklydau prašydamas leisti man pasisakyti pabaigoje. Mano kolegos jau pasakė visus išmintingiausius dalykus. Labai sveikinu jūs už tas įsakytas mintis, sutinku. Iš tikrųjų, be JAV dalyvavimo nepavyks to padaryti. Bet taip pat ir Giedroic turėjo tokią viziją. Jis nuolat kalbėjo apie JAV vaidmenį, Józef Čapskį minėjome. Tai 60-metyje ar 70-mečio pradžioje jis išsiuntė
atsiprašau, 6-ame dešimtmetyje jis išsiuntė Józefą Čapskį, tai buvo aristokratas. Jis turėjo Amerikoje labai gerus kontaktus, ryšius, kadangi Amerikoje aristokratai buvo labai gerbiami, taigi Čapskis išvyko į Ameriką. Jis taip pat vienintelis iš Maison Lafitte kolegų turėjo fraką, mokėjo elgtis salonuose. Ir jis susitikinėjo Amerikoje taip pat su svarbiais turtingais asmenimis ir skatino juos finansuoti kultūrą, kultūros reiškinius, kultūros renginius. Čia mes matome skaidres iš įvairių laikotarpių. Ir būtent tam tikrų momentų pamačiau, kad buvo ir Čapskio nuotrauka parodyta. Taigi, iš esmės atsakiau į klausimą. O dabar norėčiau pasisakyti visiškai nemoksliškai. Aš jau esu vyresnis už kolegas mano, tai aš asmeniškai buvau pažįstamas su Ježi Giedroičiu. Daug kartų teko su juo bendrauti. Tai buvo keistas žmogus, taip pasakyčiau. Kodėl keistas? Aš atvykdavau pas jį 9-ame dešimtmetyje, 10-ame dešimtmetyje. Tuomet buvo neramus laikai, pavyzdžiui, bijodavau, kad kai grįšiu iš Paryžiaus, tai mane gali suimti Lenkijoje 9-ame dešimtmetyje. Pirmą kartą išvykau į Prancūziją, kai mane išleido iš kalėjimo. Būtent į Poitiers išvykau į garsąją vasaros mokyklą. Na ir kadangi išleido mane į Prancūziją, tai nutariau aplankyti ir Maison Lafitte. Buvo neramu, taip reiškia jau priėjau namus, kuriuose veikia kultūros redakcija, paskambinau duris. Ir tai buvo 1987-8 metai. Tuomet man buvo 30 metų. Taigi man duris atidarydavo šis didis žmogus, būtent Ježi Giedroičis. Jis nulipdavo laiptais, atidarydavo man Janui Malickiui duris. Tai labai daug pasako apie asmeninę kultūrą šių prieškario asmenybių. Jie mano mokytojas, didysis profesorius, tai buvo Aleksandr Geištor. Jis irgi elgėsi labai elegantiškai, labai kultūringai. Jis buvo jau Karalių pilies direktorius ir man išeinant jis irgi išėjo ir norėjo man paduoti paltą. Aš tiesiog protestavau. Tai jis sako, gerai, papasakosiu jums anekdotą. Ir jis pasakė, kad tik durininkas kitam durininkui nepaduoda palto, o kiti gali tai daryti. Taigi, tokią istoriją norėjau papasakoti. Kokiu dar netikėtumų teko man patirti. Giedroič mėgdavo kalbėti taip. Aš atvažiuodavau iš Lenkijos, jis man ir sakydavo, yra baisu. Ir papasakodavo, kokios yra blogybės ir prašydavo, ką turiu padaryti, kokius klausimus išspręsti. Aišku, aš iš esmės negalėdavau įvykdyti jo prašymų, neįmanoma buvo. Bet kuomet
leidėjai iš Lodzės išleido Giedroičio korespondencijos 3 tomus. Ten buvo ir mano laiškai rašyti Giedroičiui. Tai perskaitęs supratau, kad tai iš tikrųjų ženklas, kad Dievas egzistuoja, nes perskaitęs tuos laiškus pamečiau, visai protingi jie buvo, nebuvo tokie kvaili, kaip man atrodė. Rašydamas juos nesitikėjau, kad bus išleisti. Mes kalbame apie Giedroičį ir Lietuvą. Tai noriu pasakyti, kad jis skyrė labai nedidelę dalį tos savo apmąstymuose Lietuvai. Jis tikrai galvojo apie visą regioną. Labai sunkiai dirbo. Jam daug labiau rūpėjo Amerika ir Ukraina. Ukrainos klausimais pradėjo domėtis 1955-56 metais. Tuomet parašė pirmus laiškus Ukrainos emigrantams buvusiams vakaruose. 76 metais jis organizavo Lenkų ir ukrainiečių susitikimus Amerikoje. Gerai žinau, kad ukrainiečiai dalyvavo, 3 ukrainiečiai. Juos reikėjo įkalbinėti 30 metų. Tai buvo Ukrainos politikai, intelektualai, Jaroslav Polanski, Roman Šporlok iš Harvardo, tai yra ukrainiečiai gyvenę Amerikoje. Tai jie sutiko sudalyvauti diskusijoje su Lenkais. O jau norėdamas taip apibendrinti, ką sakiau, tai noriu pasakyti, kad Giedroič buvo didelis strategas, didelis mąstytojas. Mes minėsime 25-asis Giedroičio mirties metines. Mums iš tikrųjų ryšium su tuo reikia naujai apmąstyti Giedroičio idėjas, ar pagalvoti, ar mūsų dienomis galime tas jo tezes įgyvendinti, panaudoti. Mes iš tikrųjų kalbame apie jas, pavyzdžiui, tarp universitetų sienų, o šiandien vyksta karas, Baltarusijoje valdo uzurpatorius, ten įsivyravęs režimas. Alvydas Nikžentaitis jau kalbėjo apie tai, kad ir aš turiu kažkokių sąsajų su lietuviškai išleistu kultūros numeriu. Iš čia pervertino mano indėlį, bet kita vertus turėtume pagalvoti, ką galėtume padaryti, kad iš naujo apmąstytume Giedroičio mintis. Gerbėmieji, per pastaruosius 200 metų nebuvo didesnių politinių mąstytojų mūsų regione kaip Jerzy Czartoryski, Józef Pilsudski ir Jerzy Giedroič. O visiškai baigdamas noriu pasakyti, kad Jerzy Giedroič, apart to, kad buvo didis mąstytojas, politikos mąstytojas, tai buvo labai gražus žmogus, labai simpatiška asmenybė. Prieš karą dar buvo vedęs vieną gražiausių varšuviečių, Tatjana Švecov. Tai yra iš Bulgarijos kilusi rusų aukštuomenės dama. Pasakojame, kad kai jie įeidavo kur nors į Varšuvos kavinę, tai dabar tik galvoju, ar vertėja spėja versti mano pasakojimus. Tai yra, kai ši pora
įeidavo į Varšuvos kavinę, tai tiesiog visi klientai nutildavo ir žiūrėdavo į tą porą. Vėliau Jerzy Giedroyć išsiskyrė su žmona, bet labai garbingai elgėsi. Ir kai iš Varšuvos buvo evakuoti miesto gyventojai, jis apsistojo Bukarešte, jis išvyko į Bukareštą, dirbo Čilės ambasadoje, dirbdamas Čilės ambasadoje vykdė Lenkijos vyriausybės tam tikrus įsakymus. Taigi, Lenkijos vyriausybės atstovas dirbo Čilės ambasadoje Bukarešte ir vykdė įvairias užduotis. Taigi, išvykdamas iš Lenkijos pasiėmė ir buvusią žmoną. Galiausiai jie abu yra palaidoti viename kampe Maison Lafitte, prie Maison Lafitte. Tai visiškai nemokslinis pasakojimas. Iškėja, kad geresnės koncepcijos, negu kurią sukūrė Jerzis Giedroycas, kol kas neturime. Ir klausimas yra, ar reikia ją interpretuoti, ieškoti jai, ar tiesiog, kaip profesorius Niekžentaitis ne vieną kartą yra pasakęs, kad reikia ją tiesiog įgyvendinti. Ne įgyvendinti ir politiškai, praktiškai bandyti realizuoti. Bet besiklausydama profesorių, žinot, irgi pasidalinsiu tokiu subjektyvę savo nuomonę. Jie patys nepastebi, kad jie irgi yra, prisipažino, kad yra giedraitininkai, bet intelektualiai irgi daro tokį pat poveikį, kokį Giedroycas padarė jiems. Tai aš iš savo pusės irgi galiu pasakyti, kad profesorius Bumblauskas mane išgydė nuo mano lenkiško akcento, pasakydamas tą, kad aš esu gyvas LDK paveldas. Ir aš tada sakiau, tai viskas jau gerai, aš šnekėsiu lietuviškai. O profesorius Malickis buvo taip, kad prieš metus mes pristatėm Varšuvoje kultūros numerį ir aš sugebėjau pirmą kartą į tokį svarbų renginį pavėluoti. Ir po kelių dienų jisai man skambina. Ir aš galvoju, matyt, profesorius mandagiai vis dėlto nori pasakyti, kad ir tokius renginius nevėluojama. O jisai pasiūlė man tapti šios sekcijos Vilniaus skyriaus vadė. Tai aš galvoju, kad tarp jūsų visų ir Giedroyco tikrai yra daug bendro, bet kadangi mes šiandien neturim Annos Berchert, bet jinai vadovauja tam fondui, asociacijai, kuri veikia Maison Lafitte, kur Giedroycas gyveno nuo 46 metų ir mirė 2000 metais. Ir jinai mums įrašė tokį autentišką pasakojimą, kaip atrodo ta vieta, ką jie veikia ir ką reiškia būti Giedroyco paveldėtojais 21 amžiuje. Galim paleisti. Labai dėkoju už pakvietimą dalyvauti diskusijoje. Deja, negaliu atvykti, kadangi mes netrukus minėsime Jerzy Giedroycio 25-asias mirties metines. Taigi negalėjau apleisti šios vietos, išvykti iš Paryžiaus. Tačiau noriu pakviesti jūs pasižvalgyti po Giedroycio kabinetą. Yra tam tikros atminimo dovanos gautos iš Lietuvos. Giedroyć atsisakydavo priimti valstybinius apdovanojimus ir išimti padarė tik Lietuvai, priėmė Gedimino ordiną. Jis pabrėždavo, kad yra vidurio rytų Europos pilietis, tačiau turėjo labai jautrų santykį su
Lietuvą. Noriu pacituoti vieną jo laišką rašytą bičiuliui. Ta laišką įspausdino tikriausiai šią mašinėlę. Jis rašė, kad pavydžiu tau išvykos į Vilnių, labai norėčiau būti Vilniuje. Vilniuje nedaug praleidau laiko, tačiau Varšuva man buvo svetimas miestas, nors gyvenau ją ilgiau. Aš aišku nenoriu tą citadą įžeisti varšuviečių. Ką reiškia būti Giedroičio palikimo paveldėtojais 21 amžiuje? Tikriausiai kiekvienas iš mūsų galėtų pateikti savo atsakymą. Jeigu ne šio centro veikla, jeigu ne kultūros puslapėse skelbti tekstai, tai mūsų pasaulis atrodytų kitaip. Kai kalbame apie Giedroičio palikimą, apie literatūros instituto kultūrą palikimą, tai mes be abejo užsiimame šio palikimo populiarinimu, sklaida. Mes čia saugome žurnalų, kitų leidinių rinkinius, taip pat įgyvendiname skaitmeninimo rinkinių inventorizacijos projektus. Inventorizacijos projektas jau baigtas, galima tiesiog per mūsų internetinį puslapį prisijungti prie nacionalinės bibliotekos ir susipažinti su rinkinių inventoriumi, o skaitmeninimo projektas tebevykdomas. Be abejo, visa ta informacija yra sukaupta ne tik virtualiai, žinoma, vis plačiau naudojame tokius internetinius įrankius, virtualias priemonės, kurios leidžia mums būtent populiarinti, skleisti Giedroičio palikimą. Mes taip pat rengiame konferencijas, parodas, leidžiame knygas skirtas literatūros institutus. Bet svarbiausia, tai mes stengiamės pakviesti atvykti pas mus į šią vietą tiek mokslininkus, tiek jaunimą, pavyzdžiui, studentus, moksleivius. Pas mus lankosi dažniausiai universitetų studentai, atvyksta ir licėjų moksleiviai. Jiems šios išvykos yra labai reikalingos, įdomios, nes jie gali pamatyti, kaip dirbo, kur miegojo, kur valgė tos didžiosios asmenybės, kurias laiko tiesiog paminklinėmis. Ir tiesiog jie mato, kad didelius dalykus daro iš tikrųjų žmonės, kurie yra tokie pat normalūs kaip ir mes. Ir tas vaidmuo, kurį atliko Giedroičis, yra svarbus ir mūsų laikais, ypač turint omeny politinę, geopolitinę padėtį. Giedroičio apmąstymai apie Rytų Europą, apie tiltų tiesimą tarp tautų, apie tiesos kalbėjimą, būtent apie tai, kokia svarbi yra tiesa ir kokia jis svarbi formuojant, plėtojant santykius su mūsų kaimynais. Visos tos idėjos yra labai svarbios. O čia matome kitą jau erdvę, tiesiog vyksta yra atvykę studentai iš įvairių Europos šalių. Jie turi tokią 4 dienų susitikimą, vyksta darbas grupėse. Studentai yra atvykę iš Slovenijos, Slovakijos, Ukrainos, Baltarusijos, kitų šalių. Dar viena grupė dirba sode. Taigi kviečiu jūs taip pat atvykti pas mus į mūsų institutą. Prašome, siųskite savo studentus atvykti. Proszę, profesor. Poprosiłem o prawo do skomentowania.
norėčiau trumpai pakomentuoti ponios Anos pasisakymą. Taip, matėme Jerzy Giedroyčio kabinetą, ten stovėjo už jos fotelis, kuriame dirbo Giedroyč. Matome, kad yra labai daug knygų. Dar stovėjo viena kėdė priešais stalą, vadinasi, Giedroyč pakviesdavo į tą kabinetą po vieną žmogų. Taip pat tas namas yra apaugęs vynuogynu. Viską galima, tas nuotraukas rasti internete. Yra takas, kur prieiname duris, įėjus yra didelė tokia salė, yra šalia Henriko Giedroyčio, Jerzy brolio, jaunesniojo brolio kambarys. Henrikas Giedroyč irgi gyveno daugiau kaip 90 metų. Tada galima pakilti į antrą aukštą, ten gyveno Čapskiai, Giedroyč, jo brolis Herlingas, kai atvykdavo per atostogas, jis iš Neapolio atvykdavo į Paryžių. Tai jis gyvendavo namelėje pastatytame sode, o būtent iš kairės pusės įėjus į tą didelę salą, tai ir buvo įrengtas tas kabinetas, kurį ką tik matėme šiame filme. Kabėjo vitražas su Lietuvos vyčiu. Dabar, aišku, tas kambarių išdėstymas yra pasikeitęs. Šiame name taip pat buvo valgomasis. Tai šiuo metu tame valgomajame buvusiame, kuris vadintas oranžerija, tai ten iki dabar stovi stalas, prie kurio valgė, gėrė vyną, dirbo didis kunigaikštis Adomas Jurgis Čartoriskis. Tai reikėtų pasakyti, kad savo leidybą Jerzys Giedroycas pradeda Adomu Mickevičium Księgi pielgrzymstwa polskiego. Tai yra pirma knyga, kurį jisai išleidžia, buvo Adomo Mickevičiaus kūrinys. Kaip kiekviena diskusija, mūsų diskusija irgi eina į pabaigą, bet kadangi tai yra diskusija, mes tikrai norėtume suteikti žodį ir jums, ar komentarui, ar klausimui prašytumėm. Kas norėtų tarti žodį? Ačiū. Kadangi niekas nenori, tai aš noriu. Kalbėsiu savo gimtąją kalbą, bet galiu pasakyti, kad lenkų kalbos mokiausi dėl laimingų aplinkybių, nes 1988 metais, tikrai buvau jaunesnė negu dabar, man teko dalyvauti tokiam intelektualų susibūrime, tam buvo muzikologai, lenkų, lietuvių, menininkai. Ir patikėkite, aš mačiau ir klausiausi gyvo kunigo Tišnerio. Vat jis buvo mūsų tarpe. Aišku, tada labai man skaudėjo širdį, kad aš nedaug suprantu, ką jis kalba. Bet vieną dalyką įsiminiau, jis kaip refreną kartojo vis Litva vraca, Litva vraca. Jis aliuziją naudojo Žalgirio mūšio. Ir čia aš nenoriu plėstis, bet ką noriu pasakyti. Man tiesiog pasisekė, nes Lenkija pirmą kartą, tai buvo mano išvis pirma kelionė kažkur, 88 metai, aš pamačiau pro tokį šviesų langelį,
kad tame langelyje ne tik kunigas Tišneris, bet jau ten buvo kalbama ir apie Jurgį Giedraitį arba Ježį Giedroic. Ir mes, tiesiog atsidūrėme nuostabioje aplinkoje. Priešingai įvyko su Jungtinėm valstijom, kur aš turėjau galimybę atsitiktinai nuvažiuoti 91 metais. Ir taip buvo, kad aš pamačiau, kaip naivus žmogus truputį per daug ir mano naivumo neužteko. Ir kai aš grįžau, aš Šiaurės Atėnuose straipsnį dar tokį sakinį rašiau, kad laisvose demokratijos nišose vyksta totalitarizmo pratybos. Žmogui, kuris iš vis pirmą kartą išvažiavo į vakarų pasaulį, tai net keista. Bet tai buvo teisingas pastebėjimas. Ir mano klausimas yra toks. O kaip padaryti, kad instituto šito Ježio Giedroico bendraminčių balsas kaip nors su fraku ar be frako galėtų vis dėlto prasiskverbti į Jungtines valstijas. Nes žmonės, kurie dabar ten valdo, nėra turbūt daug knygų perskaitę, gal kai kurie. Aš nežinau, aš taip galvoju. Bet ar nėra kokios nors galimybės turėti atstovybę, pavyzdžiui, kokiam nors dideliam reikšmingam Amerikos mieste, pasinaudojant intelektualais, kurie yra Lenkų, sakykime. Man atrodo, kad jiems išgirsti apie Ježą Giedroicą būtų irgi labai sveika. Ar nėra tokių minčių? Ačiū. Kto odpowie? Kas atsakys? Proszę, ambasadorze. Ja stanę tak z boku. Aš galėčiau čia pasisakyti, aišku, nelengvas uždavinys, aš diplomatas, turėčiau vadovautis instrukcijomis. Pirmiausia, tai noriu padėkoti už išskirtinę diskusiją, labai įdomią. Giedroičio gyvenimas, veikla, darbas turėtų iš tikrųjų mus visus skatinti aktyviau veikti, visus tuos, kurie norime keisti pasaulį gerąją kryptimi. Galbūt galima būtų tik tokį puslapį įkurti skirtą Giedroičiui ir tuomet išpopuliarėtų jo vardas, jo idėjos, tai galėtume ne tik JAV skelbti tokius įrašus, bet ir apskritai pasaulyje dabar tik tokiniai įrašai karaliauja. Prieš kurį laiką vėl grįžau prie Giedroičio, prie Tomo Venclovos tekstų. Pavyzdžiui, Tomo Venclovo tekstas labai įdomus, kur jis klausia, ar Lietuvos lenkai turi teisę kalbėti lenkiškai. Jo turinys labai aktualus iki dabar. Ir tikrai kviečiu vėl grįžti prie garsų intelektualų tekstų, jie tebelieka aktualūs. Aš kaip praktikas stengiuosi iš Giedroičio, Miroševskio idėjų pasisemti įvairių reikalingų dalykų. Aš matau jame Pilsudskininką. Ir kaip Pilsudskio daug kas nesuprato, taip ir Giedroičio daug kas nesuprato. Pilsudskis faktiškai juk kalbėjo apie federacijos kūrimą mūsų regione, tai yra ją kurtų laisva Lietuva, laisva Baltarusija ir laisva Ukraina. Ir man atrodo, kad Giedroič irgi kalbėjo apie tą patį. Pilsudskis, aišku, labai greitai įsitikino, kad tas neįmanoma. Tai yra tuomet, kai vyko derybos dėl Rygos sutarties po 1920 metų. Nežinau, ar Giedroič jautėsi esas nesuprastas, bet
mūsų Europos dalyje tikriausiai, jeigu dabar gyventų, galėtų jaustis nesuprastas. Mes dažnai kritiškai vertiname šiuo metu Lenkijoje vykstančius procesus, bet ir kitose valstybėse mūsų regione vyksta panašus dalykai. Čia pirmiausia Lenkija, pirmiausia Lietuva. Ir tai mes girdime tokių idėjų mūsų valstybėse. Ukrainoje irgi panašių tendencijų esame, nors be abejo vykstant karui visuomenė konsolidavosi. Politikai, istorikai Baltarusijoje, aš čia nekalbu, ar tai vyriausybės politika palaikantis ar opozicionieriai, tai irgi turi panašių idėjų. Vakar vyko Oršos mūšio minėjimas ir buvo kalbama, kad Oršos mūšis tai buvo lietuvių mūšis. Nebuvo paminėtas, kad dar sąjungininkai dalyvavo, bet nebuvo kalbos apie Lenkų dalyvavimą šiame mūšyje. Apie ką kalba Lenkijos istorikai. Taigi mes turėtume stengtis bent dalį Giedroičio idėjų įgyvendinti. Nors, kaip sakoma, kuo tolyn į mišką, tuo daugiau medžių. Ir tikrai šio regiono valstybės gali įnešti didelį indėlį į tiek regiono, tiek visos Europos saugumą. Ar tai tik idealai, ir kada nors tai pasieksime, turime atsakyti kiekvienas savo. Mes kartu su Baziliu čia tikriausiai panašiai galvojame. Kalbame apie redaktorių Giedroičį. Taip, tai jis buvo iš tikrųjų labai nusivylęs, kad 10-ame dešimtmetyje Lenkija buvo silpna ir Lenkai buvo silpni. Bet tai buvo genijus, tai buvo didelė asmenybė ir iš tikrųjų reikalavo, kad kėlė labai didelius reikalavimus savo tautai. Ir ne visada tauta gebėjo žengti paskui jį žingsnį. Aš jau minėjau, kad tiesiog gaudavau tam tikrų prašymų, nurodymų iš Giedroičio. Tai gal kokiu 13% man yra pavykę įgyvendinti. Tikiuosi, kad neatsiras rašteliai, kuriuose bus parašyta, kad aš tesugebėjau 13% jo pavedimų įgyvendinti. Būtent Osadčuk viename laiške parašė, kad negali Liepą atvažiuoti pas Giedroičį, nes Malickis tiesiog nuolat skambinėja, rašinėja, kad atvyktų į vasaros mokyklą. Tai Ježi Giedroič atsakė, kad ne, tai būtinai turite važiuoti į Malickio organizuojamą vasaros mokyklą. Tai labai svarbu. O mes susitiksime, kai grįšite. Atsakant poniai Gerovskai, tai galiu pasakyti, kad man teko dalyvauti Giedroičio laidotuvėse. Po to tiesiog pasivaikščiojome po namus. Ir taip pat įėjau į kambarį, kuriame jis mirė. Tai pamačiau virš lovos kabančią Dievo motinos paveikslą. Ir iš tikrųjų tai buvo taip jautru, kad aš net apsiverkiau.
Na, aš nenoriu kalbėti apie tai, ko jau neįmanoma pasiekti. Na, negalime sugrąžinti žmogaus, kuris mirė prieš 25 metus. Bet mums Jerzy Giedroyčio labai trūksta. Kai galvojame apie šiuolaikinį pasaulį, tai jis, kaip žinia, buvo žmogus be pilietybės. Jis buvo ištikimas Antrajai Respublikai. Jis negalėjo būti Lenkijos liaudies Respublikos piliečiu, bet nenorėjo būti ir Prancūzijos piliečiu. Jis suprato, kad negalima sugrįžti į praeitį. Jis tiesiog norėjo išlikti toje periferijoje, kurioje atsidūrė. Tai yra savotiškoje nuošalėje. Šiandien labai nervuotųsi, matydamas, kas vyksta mūsų pasienyje, pavyzdžiui, kai susidurėme su Lukašenkos ir Putino hibridiniu karu prie mūsų sienų, jis kita vertus nepamirštų, kad tai yra žmonės ten prie mūsų tų sienų ateina. Jis prisimintų ir savo kaip emigranto dalį. Ir jis iš tikrųjų nepasirinktų prievartos, cinizmo. Kai mes kalbame apie tą realpolitik, tai jis turėjo tą gebėjimą sujungti idealus ir pokyčių viziją, apjungti į visumą. Jis nepritarė Europai, kurią pamatė 1945 metais. Tas sienas, kurias nubrėžė Stalinas, tai kodėl taip tas sienas nustatė? Kad mes nuolat kovotume, pyktume su vokiečiais, su lietuviais, su kitais kaimynais. Jis tiesiog susitaikė su tuo. Jis labai kritiškai vertino save, buvo kritiškas savo atžvilgiu, bet elgėsi aristokratiškai. Tiesiog gėdijos ir įvairių dalykų. 1938 metais jis išleido brošiūrą ir joje buvo kalbama apie grėsmės kylančias iš fašistinės Vokietijos ir bolševikinės Sovietų sąjungos. Ir kalbėdamas apie Lenkijos žydus, tai jis publikavo antisemitinius tekstus. Jis sakė, kad negalima kažkaip suderinti Lenkų kultūros ir žydų kultūros. Na, ir aš klausiau jo, o gal išplėtosite savo mintis. Na, jis tiesiog susigėdo ir daug neaptarinėjo išsamiau. Ir iš tikrųjų buvo mąstančių, kad tik Trečiasis pasaulinis karas gali daryti įtaką nustatytoms sienoms 45 metais. O jis kalbėjo, kad tik pokyčiai vykstantis viduje gali privesti prie pokyčių išorėje. Giedroyč, kaip žinia, buvo vakarų pasaulio dalis, jis turėjo gerus santykius su visais. Jo mokinys, tai Zbignevas Bžezinskis. Ir taigi jis tikrai turėjo įtaką tiek Prancūzijoje, tiek Didžiojoje Britanijoje. Čapskis palaikė ryšius su De Gaullu. Bet, pavyzdžiui, 64 metais Adamas Michnikas, kuriam buvo 17 metų, tai Giedroyč pamatė jame asmenybę, kuri gali prisidėti prie pokyčių ateityje. Ir dar vienas svarbus dalykas. Man atrodo, jis buvo tikrai giliai tikintis, bet tai buvo labai asmeninis dalykas. Jis alergiškai reaguodavo į religijos ir tautos jungimą.
Mes šiuo metu vėl galime sakyti, kad turime endekų sugrįžimą ir galbūt tiesiog tie politikai, kurie endekų koncepciją idėjas propaguoja, tiesiog nežino, ko galėtų daugiau griebtis. Ir Giedroič iš tikrųjų labai jautriai reaguodavo į tam tikrus dalykus. Jis tiesiog labai nemėgo tokios vienpusiškos tapatybės. Aš esu pusiau lenkas, pusiau irakietis, o jeigu dar giliau eičiau į savo giminės istoriją, tai ir daugiau turbūt šaknų rasčiau. Pagalvoju, ir ko aš ten važiuoju į tą Paryžių. Aš esu jaunas studentas, o čia toks didis intelektualas. Mes pradėjome kalbėti apie Iraką ir pradėjome kalbėti apie tai, kad mes kiekvienas savo srityje galime kažką pakeisti, bet keisdami tai turime galvoti apie visą pasaulį. Giedroičiui rytai, reiškia, buvo svarbus, jis ten tam tikrą laiką gyveno artimuosiuose rytuose, taip pat pažinojo Lenkų, kurie iš sovietinio Sibiro tiesiog per įvairias šalis atsidūrė artimuosiuose rytuose. Ir mes iš tikrųjų turime siekti, veikdami savo vietoje, nesusikurti tokio asmeninio kalėjimo, tokių sienų, tarp kurių užsidarysime. Mes turime siekti tos žmogiškos tiesos, turėti tokią ambiciją, kad jeigu matome aukas, tai ir kalbame, kad tai aukos nepriklausomai kokios tautybės tie žmonės yra. Pavyzdžiui, Józef Mackiewicz kultūroje rašė, kad stenkimės nepatekti į neapykantos rankas. Ypač stenkimės nekęsti tų tautų atstovų, kurios buvo mums priešiškos, mus naikino. Jerzy Kolakowski, jūs tikriausiai girdėjote, žinote šią pavardę. Tai jis gavo Vakarų Vokietijos tokią taikos Nobelio premiją, skiriamą rašytojams, leidėjams. Ir jis buvo pirmasis lenkas pasaulietis, kuris gavo tą apdovanojimą. Ir Leszek Kolakowski paskelbė kalbą, kuri buvo paskelbta taip pat ir kultūroje. Ir jis ten kalba apie tai, kad gyvename tokioje kultūroje, kuri skatina mus nekęsti įvairių šalių, ne tik Sovietų Sąjungos. Bet kai mes puoselėjame tą neapykantą, tai mes tiesiog sukūrėme aplink save kalėjimą ir jame gyvename. Ir jis, aišku, turėjo omeny tą kalbą, kurią mes vartojame, tą auklėjame, kurį gauname. Ir tai iš tikrųjų yra labai pavojingas reiškinys. Ir atrodo, kad iš tikrųjų svarbi yra ta jėga, su kuria mes veikiame. Tai yra, tikrai mes turime atmesti neapykantą, negalime sau leisti susikurti tą neapykantos kalėjimą. Turime stengtis išsaugoti orumą, kiek tai įmanoma. O šiandien gyvename tokiame pasaulyje, kuriame galbūt ir kalbame apie orumą nemažai, bet labai mažai darome, kad tas orumas taptų mūsų kasdienybę. Pažvelkime į Putino Rusiją, kas ten vyksta. Ir apie tai kalbėjo Jerzy Giedroič.
Taigi, norint suprasti Giedroičį, man atrodo, reikia skaityti tą literatūrą, poeziją, kurią jis publikavo. Būtent jis, pavyzdžiui, stojo Milošo pusėn tuomet, kai Milošas liko visiškai vienas. Kaip žinia, Milošas emigracijoje buvo komunistinės valdžios atstovas, bet kaip Giedroič vertino Milošą. Milošas jam buvo poetas, liudytojas, autorius, kuris rašė lenkų kalbą, o tos eilės buvo rašomos būtent Varšuvos geto kitoje pusėje, matė, kaip dega Varšuvos getas, kaip dega Varšuva ir suprato, kad dega jo gyvenimo dalis. Ir tuomet sukūrė labai žinomus eilėraščius, kuriame jis tiesiog išrėkė, kad jis nepritarė neapykantai, nesutinka, kad vyrautų neapykanta. Ir tokie dalykai buvo svarbus Giedroičiui. Gerbiamas ambasadorius labai išmintingai, profesionaliai pasisakė kaip diplomatijos atstovas, bet tos problemos, apie kurios kalbame, tai ne tik politikos problemas, diplomatijos, tai kiekvieno iš mūsų gali būti dalykas. Ir kai kalbame apie literatūros institutą Paryžiuje, tai yra daug žmonių, kurie dirba pačiame institute, kurie yra susiję su institutu, su šiuo centru. Tai pavyzdžiui, tokie asmenys kaip Jan Malicki ir tikrai dar daug žmonių, kurie stengiasi į šiuolaikinę kalbą išversti tas Giedroičio koncepcijas ir idėjas. Nes šiuolaikiniams 20-mečiams tai Giedroičio istorija, Lafite Maison, kultūros istorija, tai yra gili praeitis. Bet turime stengtis tai padaryti. Mes jau kaip ir einame į pabaigą su šitą diskusiją ir galbūt man jau norėtųsi tam tikro ir optimizmo į visą šitą diskusiją įnešt, kai mes kalbėtumėm ne vien tik tai apie praeitį, bet apie dabartį ir apie ateitį. Ir atsakymą tuos visus dalykus aš norėčiau pradėti nuo atsakymo į jūsų klausimą ir tokio, kas retai būna, nuo dalinio nesutikimo su Jan Malicki. Tai ar reikia Giedroic populiarinti šiaip jau Jungtinėse Amerikos valstijose ir ar toks Giedroic koncepcijos be Jungtinių Amerikos valstijų yra įgyvendinamos. Tai mano atsakymas jis yra labai paprastas, kalbant apie Jungtinės Amerikos valstijas. Manau, kad procesai yra pajudėję toli ir mes Jungtinių Amerikos valstijų nesugrąžinsim ten, kur jie kažkada tai buvo. Bet vienas toks iš tokių mūsų dabar kaip ir tikslų yra padaryti tai, ką mes galim padaryti savo regione. Padaryti ir iš tikrųjų ne pažodžiui imt, ką parašė Ježa Giedroic, bet taikyti jo tam tikrus metodus realizuojant šitą tikslą. Ir, sakykime, vienas iš tų tikslų iš tikrųjų išlieka šiuo metu ne tik tai pagalba Ukrainai, bet ir tolimesnis kūrimas to ULB. Taip, Rusija be Ukrainos nėra imperija. Bet jeigu iš Rusijos atimt Baltarusiją,
Tai aš nežinau, kas tada, kuo tada virsta Rusija. Ir šiaip, kai mes kalbam apie tos visus dalykus, jūs sakysit, kad aš paistau nesąmonės, nes Baltarusija yra okupuota ir taip toliau ir panašiai. Bet prisiminkim, šitą ULB koncepcija buvo kuriama 60-metį, kai niekas be Giedroic nekalbėjo apie Sovietų Sąjungos subyrėjimą, o Giedroic kalbėjo apie tai, kaip valstybės turi gyventi, visuomenės turi gyventi po Sovietų Sąjungos subyrėjimo, po komunizmo subyrėjimo. Taigi, tas, sakykime, tam tikras optimizmas, kuris yra Giedroic koncepcijos, jis mums labai šito metu praverstų, o kitas dalykas iš tikrųjų atsigrėžiant veidus į tuos žmonės, kurie yra, tuo metu buvo Lenkijos, komunistiniai Lenkijos Respublikoje, palaikant ryšius su tuo pačiu Michniku, kalbantis su Jan Malickiu atvažiavusiu. Tai rodė norą jaust pulsą. Tai mes neturėtumėm visiškai nurašyti Ježą Giedroic optimizmo ir visiškai neturėtumėm nurašyti ir dabartinių Baltarusių. Mes turim su jais dirbti ir šiaip man tam tikrų vilčių įkvėpė ne tik tai Čiževskio iniciatyvos, kurias mes matom ir girdim, bet mane tiesiog žavi Jan Malickį veikla. Jan Malickį, kuris iš tikrųjų, jeigu pasižiūrėsim jo aktyvią veiklą, tai iš tikrųjų jo veiklos rytis yra ne Rytų Europos studijų centras, bet ULB. Ir apie tai jis tuos dalykus daro. Čia būtų galima daug kalbėti apie tam tikras, atrodytų gal net fantastiškas, tokias iš fantastikos srities iniciatyvas, kurias Malickį bandė realizuoti, kai Baltarusijoje vyko dar bandymas padaryti revoliuciją. Tai, kai aš matau, kad regione yra bent keletas tokių žmonių, aš matau prasmę šiaip jau dirbti toliau šitą linkmę. Ir mano šūkis buvo visi regiono idiotai į anų kūčių hop, hop, hop. Reikia nors sakyti. Aš nežinau, kam čia ką bet sakyti. Aš manau, kad Lietuva, lietuviškoje bent jau pusė, tai nesustvarkom su savo namų darbais. Tai man per daug toli tie klausimai, kuriuos iškėlė Vilija. Kai mes pakelsim idėją, matot, tai čia Lenkų reikalai būna. Gerai? Tai va, aš tai visai galvoju, kad jeigu Lenkai turėjo tokius mąstytojus kaip Zbignevas Bžezinskis, tai jie daug ką ir padarė. Mes būtume NATO kaip savo ausis matę. Tai čia vienas dalykas akivaizdus yra, mes be Lenkijos būtume buvę kūlę pod nogami, geriausiu atveju. Kaip man vienas sakė Lenkų, toks iškilus veikėjas, Adamui Michnikui nepasakiau net jo pavardės. Adamas Michnikis buvo pasiruošęs matyti įmušt. Kūlę pod nogami. Tai mes ir jauskimės kol kas kūlę pod nogami, nes mes dažnu atveju kliudom šitam reikalui, nes mes neturim tokių mąstytojų, kurie galėtume paveikti. Tomas Venclova gal. Ar jis prilygo Bogdanui Osačikui? Gal. Bet nedaug tokių žmonių yra, kad mes sugebėtume paveikti didžiąją Lenkų egzilį, didžiąją Lenkų emigraciją, kurie sugebėjo keisti, koreguoti vakarų politiką. Aš tai vis tiek kartais galvoju, kad mes vis dėlto turėtume bent jau lietuviai pasidaryti savo namų darbus.
Nes dar visai neseniai sekundę mūsų akademikai teberašė atvirus laiškus, ar nereikėtų katalikų bažnyčios valdžiai Lietuvos atsiprašyti lietuvių tautos už sulenkinimą. Nu ką tik tai buvo, mylėjai, prieš kelis metus. Tai kai tokia tebėra dominuojanti Lietuvos paradigma, tai reikia maksimaliai pasilinkėti vieni kitiems būti mažiau mandagus. Reikia kažkaip draskyti akis vieniems. Būkim mažiau gžečniai. Ar ne? Ir tada kažkaip turbūt mes turėsime prisiminti, kad Vokietijoje 72 metais buvo siūloma panaikinti istoriją. Nes istorikai nepaaiškina, iš kur tas kretinas Hitleris. Kodėl tokios gražios vokiečių moteris visos? Heil Hitler, sako. Kodėl tokios gražios Rusijos moteris? Sako, Heil Putinui. Ir taip toliau, taip toliau. Tai aš visai neseniai, lietuviai nebuvo lankėsi 305 metai Rudaminoj, Vilnijos miestą. Pagaliau susimylėjom, pasiūliau naikinam istoriją. Nieko neatsitiks. Ypač Vilnijoje, kur kaunietiška istorija nebedėstoma. Nieks neatsitiks. Vietoj istorijos įvedam karinį mokymą. Nes po šiandienai vaikai nežino, ką daryti. Sakau, štokit į šaulius, atsiradogi Kosciuškos būrys, visai gražu, tarp kitko. Nieks kol kas nepagyrė Litvinovičiaus, kaip jo pavardė, ne? Kad tai yra rimta akcija. Lietuvos lenkai eina su Lietuvos šauliais kartu. Tai šiokia tokia inovacija, myliai. Rudaminui man sutikau, buvo aplodismentai už karinį parengimo įvedimą vidurinės mokyklos, o istoriją naikinam. Nieko nesitiks. Papasakosim mes staigiuoju būdu su Nikžentaičiu. Va. Ir aš manau, kad mums kažkokiu būdu visiems reikia pagaliau pasakyti, baikim su tais mandagumais, kurie užgimė tuo metu, kai vyko karas su Lenkija. Konfliktas dėl Vilniaus. Nesusimastėm dar gyvės. Ką mūsų dominuojanti paradigma, ta Trumno, Smetonos ar Šapokos, yra karo metu su Lenkais pagimdyta. Tai kažkada jau reikia pasakyti, padedam iš šono. Ką vietoj pastatysim, tai tą patį Ježį Giedroicą gal. Yra ko mokytis. Nepadarėm dar namų darbų. Dėl to aš palinkėčiau savo lietuviams. Ramiai mes. Žiūrėkim, kaip Lenkams seksis. O patys mokinkimės ir darykim savo namų darbus, nes turim jų begalį dar. Skoro mówię znowu z ostatnim. Kągi, artėjant mūsų susitikimui į pabaigą, noriu vėl čia prisiminti, ką Bazil kalbėjo prieš mane. Žinoma, Jerzy Giedroyć buvo religinga asmenybė ir jo sprendimu buvo paaukotos 2 mišios jam mirus, tai yra pagal stačiatikių ceremonialą. Galbūt tai buvo susijęs su jo giminės istorija, taigi mišios buvo aukojamos stačiatikių cerkvėje, o laidotuvės vyko pagal katalikų tikėjimo apeigas. Ir man teko dalyvauti laidotuvių ceremonijoje. Paryžiaus palatinų vadovas, vėliau jis dirbo Varšuvoje, buvo Varšuvos vyskupas, labai išmintingas žmogus, jis savo pamokslą baigė žodžiais. Pasakydamas, kai Šventasis Petras paklauso, ką tu žmogau padarei savo gyvenime, tai ateis Jerzy Giedroyć
ir parodys kultūros tokią miniatiūrą ir pasakys, kad aš Jerzy Giedroyć taip padariau savo gyvenime. Taigi, gerbiami kolegos, gerbiamieji diskusijos dalyviai, noriu tikrai padėkoti už tokią nuostabią aplinką, už įspūdingą diskusiją, patyriau daug teigiamų emocijų ir noriu padėkoti moderatorė jums, ponia Barbara, už puikų planą šios diskusijos. Jau profesorius Malickis pabaigė, bet kadangi mes norėtume, kad Varšuvos ir Vilniaus koliokviumai nesibaigtų tik tokio pobūdžio diskusija, labai kviečiame jūs visus į pirmą aukštą prie kasų į kavinę, tauriai vyno ir pratęsti bendravimo su prelegentais tarpusavėje, nes mes norėtumėm su jumis susipažinti, gal ir pašnekėti, ir kad tie koliokviumai būtų mūsų tęstinis renginys ir galime jau šiandien paskelbti, kad kitas mūsų susitikimas vyks lapkričio 6 dieną ir labai lauksime jūsų kitą kartą. Labai ačiū, kad skiriat savo laiką ir tikimės jūsų tolimesnio dalyvavimo ir bendravimo su mumis. Ačiū.